Labas, Polina. Labas, Viktorija. Labai džiaugiuosi, kad sutikai sudalyvauti šitame podcast'e. Jeigu taip pristatant tave trumpai mūsų auditorijai, tu man esi ta asmenybė, kuri labai yra reikli, kuri siekia perfekcionizmo. Aš manau, ir turbūt tas tavo pavadinimas Vat būtent jo. susijęs būtent su tuo. Ir aišku, esi savo studijos bei akademijos įkūrėja. Tai labai džiaugiuosi, kad galėsime pabendrauti, galėsime pasidalinti su mūsų auditorija būtent tavo sėkmės istorija, kas labai labai domina ir aš manau, kad daugelis tai sumotyvuos. Aš irgi taip tikiuosi. Tai ačiū labai, kad pakvietėt. Taip, tai jo, kadangi buvo ilgą laiką neištariama perfekcionista, kuri gimė Ispanijoje, Tenerifėje kažkada 17 žiemą, man atrodo, tai dabar tiesiog mane pažįsta kaip Polina, jo persivadinau tiesiog Polina ir labai man būna įdomu klausyti, kaip kiti mane mato, nes taip kaip aš save matau yra dar kitoks dalykas, bet jo, jeigu kiti sako, kad reikli, matyt, taip ir yra. Jo, bet tavo reikalumą šiandien pakalbėsiu. Pakalbėsim būtinai. Papasakok, kaip tu atėjai į šitą sritį, kas tave taip, nežinau, atvedė, prieš kiek metų tai buvo, tavo istorija? Mano istorija prasideda nuo to, kad mano mama ėjo nagų tvarkytis kiekvieną savaitę. Jinai ėjo į grožio saloną, jisai buvo ar tai Gaono gatvė, ar Žydų gatvė, ir aš atsimenu, kaip dabar, kai mes pasistatydavom mašiną Vokiečių gatvėje Vilniuje ir eidavom, ir kol jai darė manikiūrą, aš bimbinėjau, telefonų nebuvo, pervertinėjau visus tos hair žurnalus. Ir, žodžiu, pripratau, kad visada yra nagai. Ir mačiau kažkaip, po to paaiškėjo, kad mano ten tolimoji giminystė yra labai daug nagų meistrų, čia nežinau, ar genetiškai ar ne, bet nagai visada buvo ir aš mokykloje savo pati lakuodavausi tais paprastais lakais ir man visada būdavo, kažkaip, tu visada matai rankas. Ir tai, kad tu matai, turi būti gražu. Na taip. Ir aš savo visada lakuodavausi, kai mama ten negalėdavo ar kažką, aš jai nulakuodavau, virtuvėme sėdėdavom, klasėje ir apskritai mokykloje visų draugų klasiokų mamos prašydavo manęs gerų meistrų kontaktų, nes aš visada buvau su nagais. Man nebuvo taip, kad niekada negalėjau aš būti su nenulakuotais nagais. Ar tai buvo pačios nulakuoti, ar tai buvo manikiūras padarytas. Pirmą manikiūrą mane mama nuvedė 12 metų. Anksti. Aišku, ten ekspres man pastumdė, tiesiog nulakavo, gražiai pas man buvo didelė šventė mokykloje, ir va taip jinai mane palepino. Ir taip aš visada buvau su nagais. Kažkaip visada domėjausi. Atsirado be abejo tas ilgalaikis lakavimas, kokie čia 11 berods metai. Kažkur. Ir aš visada žiūrėjau ir man taip įdomu. Ir tada vaikai ir kažkaip jau sunkiau išeit. Tada mes išvykom gyventi tą pačią Tenerifę. Ir ten aš gimtadienio savo progą nuėjau per gatvę į salonėlį, nes gyvenom mažam miestelį šiaurės dalyje salos. Ir ten man padarė taip manikiūrą, kad man norėjosi verkti, nes buvo viskas atšipę, be abejo nesterilizuota, lempos neveikė, viskas va taip plėvelė nusėmė gražiai. Ir aš tada pradėjau ieškoti. Vietinių lietuvių grupėje radau labai fainą lietuvaitę, gerai darė. Važiuoti iki jos man reikėjo per serpantinus 45 minutes į vieną pusę, vaikai pykina vaikus per serpantinus važiuojant tokį kelią. Ir dėl nagų taip važinėti buvo labai sudėtinga, todėl aš pagalvojau, reikia pirkti tada pačiai bandyti darytis. Aš be abejo, kai važiavau, tai dar buvau pasidomėjusi kelis kartus, ką čia gal mane kas nors pamokins, su savo meistrė pakalbėjau, gal tu man parodysi, kaip čia. Buvo jau kažkoks toks emocinis pasiruošimas. Ir šiaip dar teko man užsienį irgi gyventi. Tai pirmas dalykas, kurio aš paklausiau, buvo, o kur čia nagus pasidaryti? Taip. O dar gilesnis toks susidomėjimas buvo, kai mane pakvietė draugė į vestuvės, irgi užsienį gyvenom tuo metu, pakvietė į vestuvės ir man lūžo nagas. Ir vėlgi, aš esu užsienė, kalba angliškai šiaip ne visi. Ir aš užėjau į kažkokią tai vietą, kur kalbėjo tuo metu ukrainietė ten tokia buvo, susišnekėti jau galėjom.
ir jinai man su akrilo milteliais užlipino tą nagą ir tiesiog ant viršaus paprasto lako. Ir man taip įdomu pasidarė. Oho, kad taip galima jau. Taip, ir aš jį visą laiką lėčiau, man jis toks įdomus, va, tas man taktilinis, va, kad man reikia visą laiką jį liest. Aš tada paguglinau ir man pasidarė, kai būna žmonės pasileidžia foną ten žiūrėti serialus, dar kažką, tai aš pasileisdavau, kaip nagus daro. Ir gamindavau, va, kažką veikdavau ir taip va, gyvenau su tais nagais ir po to tos jau ir Tenerifei, kai buvom, grįžo tos visos mintis. Taip aš nusipirkau savo pirmąją rinkinuką. Online mokymų buvo gal 1-2 per visą internetą, kiek radau. Brangus labai jie buvo. Tai taip taupiau. Tai 4, kokiais metais tu jau taip? 17. Jie buvo brangus, buvau ir angliškai, ir rusiškai radus, kitom kalbom sunkiau man būtų buvę, Lietuvoje nieko online nemačiau, tik iš to, kas keli žmonės buvo eigai įkėlę. Dar nebuvo madinga. Taip. Ir aš gyvenau Facebook grupėse, ten vyko mano gyvenimas. Aš skaičiau, ten daug, tur galima buvo surasti medžiagos. Aš skaičiau kiekvieną postą, kiekvieną komentarą, man tai buvo kažkoks tiesiog išsigelbėjimas. Tai buvo mano gyvenimas. Iš tikrųjų, aš paguldydavau vaikus ir lakuodavau, sėdėdavau, lakuodavau. Ir tada taip atsitiko, kad mums reikėjo kraustytis ir visą to, ką aš prisipirkau, tas rakandus iš AliExpresso, ten stalą, manikiūrą buvau nupirkus kažkur ten panaudota. Mums teko tai parduoti, nes reikėjo keistis, tampyti su savim buvo nepatogu, visgi sala. Ir aš atsimenu, mes pardavėm visą tai labai greitai, viską iš manęs nupirko. Ir aš važiuoju, žiūriu tas palmes ir galvoju, aš kai tik turėsiu galimybę, aš eisiu į mokymus. Ir aš mokysiuos tol, kol aš galėsiu kitus mokyti. Ir aš tiesiog žinojau, kad aš dėstysiu, aš prieš tai mokytoja dirbau, man tas visas toks... Informacijos perdavimo būdas, žinai, kaip tai padaryti. Aš mėgstu aiškinti žmonėm, kaip gyventi. Tai man net nebuvo abejonių, kad aš būsiu dėstytoja, man buvo abejonės, ar mano žinių pakanka dėstymų. Ir mano tikslas buvo sukaupti tokį žinių bagažą, kad vieną dieną aš galėčiau tomis žiniomis pasidalinti. Ir dar įdomus faktas, tai kad aš važiuodama ir žiūrėdama į tas palmes, aš pasisakiau, kad tai įvyks po 3 metų nuo mano pirmų mokymų. Aš nežinau kodėl, bet 3,5 kažkodėl toks skaičius, kad aš į pirmus mokymus normaliai nueis, nes onicholizės prisidariau, standartinė situacija. Taip. Ir galvoju, viskas, aš daugiau savo nagų nesigadinsiu, aš nueisiu į kursus ir aš tai padarysiu per 3 metus. Geras. Tai paskui po kiek laiko grįžote į Lietuvą? Mes grįžom po to, kai man reikėjo atsisveikinti su tiem visom priemonėm, mes grįžom gal už 3 mėnesių. Tai greitai. Greitai, jo. Aš susiradau mokymus. Irgi ieškau ten, kur man visi rekomendavo, vietų nėra. Tai Lietuvoje, pas ką pirmą nuėjai? Aš pas ką pirmą nuėjau pas Ernestą iš Klaipėdos. Ir aš nesupratau, kad ten pasirodo buvo kvalifikacijos kėlimo mokymai. Ten atėjo visi žmonės mokytis daryti aparatinį, o aš frezus gyvenime rankos nelaikiau. Tada man teko su Daine bendrauti, aš pas Daine daug mokiausi, aš pas ją dirbau. Aš po tų kursų iškart nuėjau pas ją ir mes abidvi pamatėm, kad aš nieko nemoku ir abidvi susiėmėm už galvos. Ir taip aš ėjau, jinai mane ir asmeniškai mokėsi ir taip aš tada ėjau į bet kokius kursus, kokie tik yra. Aš buvau ir pas Kristiną Nasirvą, realiai po 3 savaičių nuo darbo pradžios. Aš per pirmus metus, man atrodė, kad aš baigiau 10 mokymų, bet aš neseniai žiūrėjau savo archyvus, ten kur postais ir taip toliau. Ir ten buvo parašyta, kad 17 buvo mokymų per pirmus metus. Iš kitos nelabai atsiminiai, paprasčiausiai neužsifiksavo. Galbūt aš neskaičiavau tų tokių trumpų online'inių ir dailės mokymų, ir kad tų tokių manikiūro mokymų gal 10 buvo. O kada pas tave atėjo pas didžiausias populiarumas? Kai kūrėjai savo studiją, akademiją, kada atėjo pats tas toksai? Čia iš 2 dalių. Pirmas dalykas - populiarumas, ką reiškia pripažinimas socialiniuose tinkluose, ar populiarumas, kai atsiranda klientai ir daug darbo. Davai apie vieną ir apie kitą. Taip, tai klientų pas mane atsirado iš karto ir daug. Kodėl? Dėl to, kad aš nežinau, man toks įdomus dalykas, kai jau pradėjau gilintis į verslą ir mano arsenale atsirado toks dalykas kaip rebookingas, ne? Nes visi sako, rebookingas yra būtina grožio specialisto dalis ir taip toliau.
Aš visada taip dariau. Aš turėjau labai ribotą laiką, kad aš galiu dirbti. Man reikėjo vaikus pasimti, be mašinos buvau, užmesti gyvenu. Nu, ta prasme, reikėjo sudėlioti dalykus. Ir aš žiūriu, kad žmogui patinka. Ir aš jam sakau, jeigu jūs norit jums patogų laiką, registruokitės darbą. Jeigu ką, atšauksit, bet dabar užsiregistruokit. Ir kažkaip aš jūs priversdavau, gaunasi taip, labai taktiškai, bet pasakydavau, kad, nu, žiūrėkit, aš vaikučius mažus turiu, kad jums būtų patogu, susitarkim viską. Ir kažkaip labai greitai pas mane buvo taip, kad, nu, į savaitę gal 3 langai, kas pradedančiajam yra fantastika. Na taip. Ir aš iš tikrųjų labai greitai susirinkau tą klientų bazę. Be abejo, nebuvo pastovi, dėl to, kad klaidų buvo milijonas. Aš kaip dabar atsimenu, po kalėdinio to maratono savo pirmo ateina pas mane klientė su kvadratiniais ilgais nagais ir aš nuiminėjau medžiagą, pasuku jai tai pirštą ir matau, kaip aš tą laiptą padariau, su dilde, perdildžiavau paralelę. Ir aš taip sėdžiu galvoju, va, apie ką jie visi šnekė, nes man visi sakydavo, taip dildės nelaikyt, laikyt dildę po nagu, ir aš galvoju, ką tai yra, apie ką jie šneka. Ir čia aš žiūriu ir galvoju, Dieve man ir visa, aš dabar net spalvą atsimenu, kokia tenais buvo. Tai jo, tai šitoj vietoj tiesiog labai daug reikėjo savianalizės, kad išeiti į tą lygį, kai žmonės ateina ne dėl to, kad pigu ir faina su manim paplepėti, bet dėl to, kad tai yra kokybė. O socialiniuose tinkluose atsirado Covidas. Aš manau, Covidas visus... Daugam jisai buvo palankus. Taip, aš taip pasakysiu, mane Covidas emociškai labai sukrėtė. Aš staiga po tos depresijos, kuri pas mane buvo ta pogimdyvinė depresija, aš su nagais save ištraukiau į pasaulį, man pasidaro įdomu, aš tokį gavau įkvėpimą veikti, ir staiga iš manęs atima tai. Ir aš jaučiuosi nebereikalinga, aš nežinau, ką daryti. Aš užsidarydavau miegamajam, nekalbėdavau su namiškiais, mano vyras nežinojo, kaip iš kurios pusės į mane žiūrėt. Ir Dovilė man darė daug laivų tada. Ir aš kažkaip, nežinau, automatiškai tie pirštai socialinius tinklus įjungia. Ir aš atidarau ir žiūriu, pasiėmiau lapą, jinai kaip tik kalbėjo apie tą content planą. Susirašiau savo, pagalvojau, apie ką aš galiu šnekėti, galvoju, reikia bandyti. Tada pasistačiau, mano vyras anksčiau su fotografija dirbo, pasistačiau įrangą, pradėjau video filmuoti visokius, pradėjau montuoti, aš mokėjau iš anksčiau šitoj srity dirbau. Tai sumontavau aš greitai tos kelias video, YouTube video pradėjau daryti. Ten įlindus į mano tą seną akauntą galima net tokių video nuimti, kaip nusimti gelinį lakavimą, dar kažkokie ten video, neatsimenu dabar. Ir po truputį, ir kas atsitiko, aš pradėjau gauti labai gerą atgalinį ryšį. Man visi pradėjo sakyti, kad labai įdomu. Ir aš galvoju, nu, jeigu įdomu, tai ir man įdomu. Nu, taip. Ir užsisuko. Ir iš tikrųjų, be jokių tikslų, ar ten kaip dabar yra strategijos yra ir taip toliau, be jokių strategijų, aš tiesiog norėjau, mano tikslas buvo toks, supažindinti žmonės su profesija, paaiškinti, kaip pasirinkti gerą meistrą, nes man būdavo gaila, kai eina, bet, nu, ir tada buvo gaila, ir dabar dar labiau gaila, kad yra daug labai nuostabių meistrų, kurie neuždirba, ir yra tie, kurie daro teplep, nu, taip. Ir pasiema visus pasaulio pinigus. Tai man norėjosi edukuoti, paaiškinti, kaip pasirinkti meistrą, kaip patikrinti, ar meistras kokybiškai dirba. Net labiau į klientą buvai orientuota, negu ten meistrai, kad tave sektų. Taip, aš buvau orientuota į klientą, aš jam pasakau, kodėl jiem kaista, kodėl tas, kodėl jiems atšoka. Aš grinai kalbėjau apie klientus. Ir tada mano auditorija pradėjo augti meistrų, nes meistrams pasidarė įdomu. Ir aš, kai padariau apklausą, nes kai jau prasidėjo tas gilinimasis į socialinius tinklus giliau, man pasakė, kas tavo auditorija? Galvoju, ką žinau, kas tavo auditorija. Padariau pirmą apklausą, žiūriu 70% meistrai. Ir galvoju, okei, tada pradėjau uždavinėti rimtesnius klausimus man. Ir aš suprantu, aš pasirodo šį bei tą žinau. Ir aš dirbau studijoje, kur be manęs dirbo ar 5 ar 6 meistrai. Ir man tiesiog viena iš jų vieną kartą pasakė, Paulina, tu nenori mokymų daryti. Ir aš taip stovi, galvoju, ašgi dar viščiukas, kokie mokymai. Ir tada buvo meistrų studija, kurie nemokėjo pedikiūrą daryti. O man pedikiūras buvo mano arkliukas, aš iš tikrųjų norėjau eiti į podologiją. Aš jau buvau taip stipriai nusteikus, kad aš būsiu podologė, aš mediciną mečiau, tai bent šitoj vietoj kažkaip prie kraujo prisiliesiu. Nu jo, nes ten taip yra to kontakto. Yra. Ir aš buvau taip full on podologija, surinkom mes kelias mano pažįstamas, plus tas merginas, kurios dirbo studijų, kur aš
Aš padariau jiems pedikiūro kursą ir aš tokį pajaučiau energijos plūpsnį tiesiog nuo to, kad kaip man gera, kad aš jam duodu, jos ima ir jom faina, ir jos vertina tai. Ir aš galvoju, aš tokia jaučiausi kaip superherojė, kad aš skleidžiu gėrį ir tiesą ir šviesą į pasaulį. Ir man iš tikrųjų tai labai patiko. Tai dar pas Dainę, kol dirbai, taip jau pradėjai. Mes pas ją studijoje padarėm. Tada manęs kažkas paprašė manikiūro mokymų pravesti. Programos nieko neturiu. Bet motyvacija buvo sukurti. Motyvacija buvo... Ne, aš dar kitaip padariau. Aš apėjau sistemą. Aš nupirkau 2 sąsinius langeliais, 12 puslapių kaip į mokyklą. Padėjau jom po tušinuką, pastačiau lentą, pasodinau jas, 2 paėmiau, kad tokia... Komfortiška būtų. Ir sakau, merginos, su kokiomis problemomis susidurite. Ir ant lentos surašiau viską, ką jos man pasakė. Kažką galėjau, parodžiau. Iškart atsakiau klausimą, schemas nupiešiau. Kažką sakau, tais modelį aš jums paaiškinsiu. Ir mes paėmėm po 2 modelius į dieną, aš neatsimenu, dalinomės ar nedalimės. Aš neatsimenu net kurią techniką aš jiems rodžiau, bet kažkaip ir gerai. Ir viena tada, žiūriu, dar yra norinčių. Ir prisijungia merginos irgi iš to paties salono pas Dainę, kur buvo. Ir joms patiko, ir aš žiūriu, visiems patinka. Ir tada... Įdomus faktas, aš buvau Didierė baigusi instruktorių mokymus, bet su sąlyga, kad aš nebūsiu instruktorius, o su sąlyga, kad tiesiog aš norėjau mokytis dirbti. Nes ten 7 berods buvo dienos, ten buvo ir priauginimo, ir to. Aš norėjau mokėti dirbti, aš net neturiu, ir čia po 6 mėnesių darbo, aš jau tiesiog, kad pasimokyti pačio amato, o ne dėstytojauti. Tada buvo, ir pas jūsgi 2 kartus, man atrodo, aplikavau. Tada tas covidas, pinigai, tas anas, jaučiau, kad neturiu nei finansų, nei ką, pasitraukiau. Tada man pasiūlė prisijungti prie instruktorių Oksana Jušenko. Ir jie man pasiūlė nemokamai, nes jiem patiko, kaip aš vedu socialinius tinklus. Sako, ateik mes tau taip, ir žodžiu, davai. Galvoju, reikia, kur kviečia, reikia eiti. Ta prasme, mano visada toks yra, kviečia, jo gerai, aš čia, aš einu. Aš visur visada stengiuosi eiti, jeigu jau matau, kad jau bus plėšimasis, tada neinu. Ir ten pabandžiau, patirtis irgi buvo gerai, dėl to, kad aš prieš tai niekada nebuvau prisirišusi prie kažkokio ar prekinio ženklo, ar dar kažko. Ar komandos kokios. Taip, ar komandos, pabandžiau, tai buvo pliusų, buvo minusų. Ir tada atėjo laikas, kai aš, čia jau man atrodo, ruduo buvo. Ir Dovilė atvažiavo su tais mokymais instruktorių. Nepriklausomų tokių. Ir ten man ta ir kaina šiek tiek įkandamesnė pasirodė ir taip toliau. Galvoju, reikia bandyti, nes jau buvau tuo metu pravedus 2 ar 3 mokymus, reikia bandyti. Jau startas yra kažkoks. Jau startas yra. Ten davė tokios struktūros, nes aš šiaip pasakysiu, man su tiek instruktoriavimu, tiek apskritai su socialiniais tinklais, brendo asmeniniu, ar kaip meistru, man sunkiausia yra ta psichologija, kas aš, apie ką aš, kodėl aš. Dėl to aš taip visada ir klausau, ką kiti apie mane šneka, nes aš savęs taip nematau. Ir man sunkiausia per tos mokymus buvo ne prieš publiką kalbėti, nes aš atsimenu, iš visos komandos sunkiausias užduotis buvo tas viešasis kalbėjimas prieš auditoriją. Čia man yra, ta prasme, tiesiog trečiadienis. Aš nebijau dėmesio. Aš bijau savęs, galima taip pasakyti. Ir aš, kai man reikėjo surašyti savo stiprybės ir tos tokius dalykus, viskas, man ta prasme panika, aš užsirakinu, aš nežinau apie ką, kaip tada buvo mada su socialiniais tinklais, būtinai, kad spalvos. Kokios tau spalvos? Bet tavo kokios spalvos yra? Išsirink savo spalvinę gamą. Ką žinau, kokios tos mano spalvos, aš Štai čia irgi toks ieškojimas savęs, stiliaus, visko. Bet, aš pagal zodiaką ženklą esu dvyniai, man nuotaikos keičiasi, man stilius Šiandien taip, keičiasi. rytoj kitaip. Ta prasme, kas mane pažįsta, aš visą gyvenimą vaikščiau juodai apsirengus.
vat man norisi dabar būti šviesiai. Aš nežinau, net akinius pasikeičiau, akiniai visada tamsus būdavo. Nu, ta prasme, kažkas vyksta. Ir aš supratau, kad nereikia prisirišti prie nieko ir kad tiesiog tame ir yra gyvenimas, pastoviame savęs ieškojime ir atradime ir keitime, tobulinime ir taip toliau. Tai taip, tai po to po Dovilės mokymo atsirado struktūra, atsirado programa. Aš supratau, kaip programą surašyti, kaip turi atrodyti mokomoji medžiaga. Ir aš ją tobulinu, nuo tada čia buvo 20 pabaiga, ar kažkas tokio. Tai va 4 metus aš tobulinu, bet aš čia atvažiavau po to, kai dar kartelį pakeičiau bazinio mokymo programą. Nu, dar ne kartą pakeisi, žinai, tai nes rinka transformuojasi, technikos transformuojasi ir kartais kaip dabar, žinai, iki ko transformuojasi, dabar daug ką jau galim duoti online peržiūrėti, o jau čia ateinam ir mažiau valandų sugaišimi, žinai, kad ten ilgą tokią įžangą daryti. Ar turi kažkokius autoritetus arba gurų, kurie tau, jie yra tokie gal svarbus, arba į kurios tu lygiuojasi, arba kurie gal prisidėjo prie tavo tokio augimo? Oi, be abejo prisidėjo ir kiekviename tame etape buvo tikrai daug tokių žmonių, kuriuos aš lygiavausi. Be abejo, kai tik pradėjau, man visi, kas dirba, jo labiau dėsto, man tai buvo dievai, aš žiūrėjau tas nuotraukas, galvoju, Dieve mano, kai aš noriu tai padaryti, suprasti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, iš kiekvieno kolegos galima labai daug ką pasisemti. Be abejo, kai pradėjau dirbti, tada nebuvo mano pirma mokytoja, tai buvo mano autoritetas, kaip pasakė, taip darysiu. Tada aš supratau, kad man reikia daugiau žinių. Tada man po dainės iš karto aš neatsimenu, į ką aš labai taip stipriai lygiavausi. Toliau buvo ir tai, kad aš pirkau netgi iš jūsų tą aš prekės ženklas. Nu, pavyzdžiui, mano šypsena yra šito, kiek metų praėjo, bet aš pagaliau pasiryžau. Aš tada pagalvojau, kad reikės ir tada savo 35 gimtadienį pasidovanojau. Pasiskaičiavau, kiek man, kad 2 metai užtruks maždaug ir važiuojam, kad reikia. Ir taip, tai kiekvienuose etapuose, skirtingose sferose yra labai daug tų žmonių, kurios lygiuojasi. Į vieną žiūriu iš komunikacijos pusės, į kitą žiūriu iš ramybės būsenos, nes yra tikrai labai daug kolegų, instruktorių, kurių žiūri, galvo, kai žmogus atsipūtęs. Gali taip. Visiškai nesiparina. Nes aš tokia, man rūpi, aš pergyvenu. Jeigu ten žmogus ten kažką padaro dėl savo žioplumo, aš pati kalta jaučiuosi, aš viską ant savęs, labai iš tikrųjų esu jautri, gal atrodo, su botagu vaikštų ir tokia visa arši, bet aš iš tikrųjų esu be galo jautrus žmogus. Ir dėl to aš tiesiog kiekvienose srityse savo pasiūliau, netgi jeigu man ten nepatinka iš profesinės pusės kažkas žmoguje, aš galiu žavėtis jo verslumu, jo, nežinau, tinkleliu Instagramo, stiliumi. Visada yra ko pasimokyti iš kitų ir aš dėl to stengiuosi save apsupti žmonėmis, kuriais aš žaviuosi. Nu, super. O tavo arkliukas, koks yra, šiai dienai toks pagrindinis, kame jautiesi, yra tikrai? Aš visada sakau, kad bet ką išmokinsiu kirpti žirklutėmis. Nes pas mane iš tikrųjų buvo ilgą laiką, kai ateidavo į mokymus ir sakydavo, aš nemoku kirpti žirklutėmis, aš buvau ten, man neaišku. Aš sakau, aš turiu savo tą tokią schemą pasidarius, algoritmą, tikrai išmokinsiu, viskas bus gerai. Tai aš manyčiau, aš esu žirklučių meistras, nepaisant to, kad aš be galo mėgstu ir lakavimą. Turiu savo tų tokių fintų ir poliravime ir modeliavime. Su formomis esu labai tokia irgi griežta. Labai buvo įdomus atvejis, atėjo mokinė anksčiau. Nu, žinot, kai būna ten prieš 40 minučių. Mano studija nėra laukiamosios zonos, iš karto sėda ir, sėdėm plepam. Ir jinai taip akis pakelia, sako, Paulina, man čia kolegė biški prigazino, sakė, jūs formą verčiat 1,5 valandos daryti. Aš jie žiūriu, sakau, galit būti rami, tai yra tiesa. Taip, aš labai... Taip ramiai, jo nuraminai. Taip. Tai dabar radau būdų, kaip išmokinti jų to paties, bet jau ne 1,5 valandos, o 20 minučių, sakykim taip. Va, bet yra tokių kažkokių, tokių
pavienių dalykų, bet pripažinkim, taip yra todėl, kad dabar taip transformavosi procedūra, kad ten tiek daug sudedamųjų dalių iš tikrųjų. Jeigu anksčiau švariai ir saugiai padarai manikiūrą ir tvarkingai užlakuoja. Plius minus, kad apexas dar būtų vieta ir forma tvarkinga. Čia viskas, ko reikėjo iš bazinuko ir iš dirbančio meistro. Dabar turi būti ir architektūra naujoviška, ir panagiai išdilčiuota, ir bazė parinkta, ir kad jinai neprasėstų, ir kad nabagas būtų įrėmintas, ir kad būtų užpoliruota nešerpetotų, ir kad tas ir anas, ir 5 ir 10, ir kad alergijos nesukeltų. Yra labai labai daug. Taip. Todėl aš iš bazinių 4 dienų mokymų jau darau 6, ir aš bazinukams visada pradedu mokymus tuo, kad aš sakau, aš jums nepavydžiu, jūs įeinat į rinką perversmo metu, nes dabar yra didžiulis perversmas. Į kažką tas manikiūras pavirsta, ko dar mes nematėm. Jo, ir vis tas tobulumą mes ieškome. Šiaip, gal taip, iš interneto pralatybių ir iš pletkų tave pažįstame kaip griežtą mokytoją, taip, ir tai modeliai pasiskundžia, tai meistrai pasiskundžia. Kaip manai, kodėl taip yra? Ar vien dėl to reiklumo, ar dėl tavo kažkokio požiūrio? Taip, tai iš tikrųjų... Tai vat ir šitas dalykas atėjo iš vieno įvykio. Taip, čia aš savim visada nešioju, nes visi su juo nori fotografuotis kažkodėl. Iš tikrųjų aš pasakysiu taip. Pirmas dalykas, aš prašau, kad būtų padaryta taip, kaip turi būti padaryta. Ne visiems tai patinka. Nes pripažinkim, kad geras instruktorius, jis turi matyti, kada žmogui to nereikia. Ta prasme, kad čia reikia tau, o ne jam. O aš ne visai taip ir seniai tai pradėjau suprasti. Vat apie tai su tavim pakalbėsiu, aš tau savo patirtį toj papasakosiu. Tai tiesiog, kai aš norėjau, kad jam reikėtų taip pat stipriai kaip man, aš dėl to reikalaudavau. Dabar aš išmokau suprasti, kad jam nereikia, man juo labiau. Bet man... Kodėl sunku buvo per tai perlipti, nes tai nesutampa su mano vertybėmis. Aš tai pagal savo vertybės noriu pati padaryti maksimum. Ir jeigu aš iš jo neišreikalauksiu maksimum, vadinasi, aš blogai dirbu. Tai man prieš save būdavo toks, kad jeigu jis gerai nepadarys, aš bloga mokytoja. O tada aš pradėjau suprasti, kad jeigu jis blogai nepadarys, tai čia jo problemos. Tiksliau, jeigu blogai padarys jo. Bet taip, tai man užtruko labai ilgai tai suvokti, bet pripažinkim, aš ir rinkoje nesu taip jau ir ilgai. Tai gyveni ir mokaisi, vienas dalykas. Kitas dalykas, aš darydavau, pas mane tą techniką, kurią aš mokinu, nėra lengva. Aš ne apie tai, kad suraskin lengvesnį būdą padaryti tą ir tą. Aš esu apie tai, kad aš tau duodu būdą, kurį tu galbūt nenaudosi, bet jis išmokins tave mąstyti. Kad galbūt tau šito neprireiks, bet kai prireiks, tu mane atsimins ir būsi dėkingas. O prireiks bet kuriuo atveju kada nors. Ir jis sunkus, reikėjo 2 modelių. Ir aš darydavau taip, kad yra po vieną ranką 2 modeliai. Ir su antru modeliu, kai jau ant galo, kai reikėdavo po odelę palakuoti, aš sakydavau, giliau lakuok. Ir aš atsimenu, jie taip pakeldavo į mane akis, nes vis tiek, tu, kai žiūri per petį iš viršaus, tave pakeldavo akis ir aš matydavau tame žvilgsnyje. Atsiknysk nuo manęs. Siuntimą taip toli. Ir man būdavo, aš iš vienos pusės suprantu žmogų, nes aš taip pat jausčiausi. Ir iš kitos pusės, bet aš noriu, kad jis padarytų gerai. Ir tada galbūt ir atsirado tas toksai, kad... aš kankinu žmonės, gaunasi taip, nes aš sakau, daryk. Ir vienas dalykas, kitas dalykas, pakeičiau programą, padariau, kad būtų lengviau, bet tada, kai padariau, kad būtų lengviau, prasidėjo kitokia auditorija. Tokia auditorija, kuri nenori net stengtis. Ir kai ateina žmogus ir, pavadinkim taip, nachališkai važiuoja klientui liepsnelę nosite per nagą ir tu supranti, kad čia jau eina ne apie tiesiog... Tau jau spaudimas kyla. Aš tiesiog, man modelio gaila, aš visada žiūriu iš modelio pozicijos.
čia, aišku, tą istoriją dar sugrįšim, bet aš galvoju, velnias, negalima taip dirbti. Ir man būdavo tiesiog aš maždaug, žmogau, ką tu darai, ir ne visi tai priimdavo normaliai, kai kurie labai jautriai sureaguodavo į tai, kad aš sakydavau, stop, negalima, ne, taip mes nedarom. Ir pamačiau tų tokių labai daug nesaugaus darbo ir tai manyje šiek tiek tokia, gal dar labiau tą mano atsakomybės jausmą iššaukė, kas vėlgi galbūt transformavosi į nelabai gražius pasisakymus kartais. Kitas dalykas, aš supratau, dabar irgi čia grinai paskutinių kelių mėnesių savirefleksija. Aš paskutinius gerus metus kaip tik gaunu visiškai kitokią grįžtamą ryšį iš mokinių, kad jūs tokia pasirodo meili ir taip toliau, čia taip prigazdino, kad jūs tokia pikta. Aš iš tos pusės dar pradėjau žiūrėti, kad man buvo stiprus perdegimas, aš buvau labai pavargusi. O mokymai tai parduoti, atidirbti reikia. Ir kai tu miegi mėnesiais po 3 valandas per parą ir kai man pirmą kartą per mokymus kažkaip apie amžių pradėjom šnekėti, jos ten dirba, lakuoja, jau tokios atsipalaidavusios. Ir man pirmą kartą davė daugiau metų, negu kad man iš tikrųjų yra. Aš supratau, viskas, Polina, stop. Jeigu tu taip blogai atrodai, tada jau viskas. Ir tada aš savo pasisakiau, man reikia truputį ramintis. Vėlgi, ne iš gero gyvenimo buvo tiek daug dirbama. Apsiraminau, šiek tiek padariau taip, kad nieko, negeras gyvenimas, bet taip dirbant irgi. Blogas planavimas. Taip. Tai susitvarkiau, šiek tiek pailsėjau, pirmą kartą per 5 metus nuvažiavau atostogaut. Viskas, aš kitas žmogus, aš kitaip žiūriu į pasaulį. Tai man išliko toks tikslas išlaikyti tai. Ne tai, kad vėl kad nepavargti, ne tai, kad ilsėtis dažnai, bet tiesiog, kad vėl nepavargti. Ir tai tiesiogiai paveikia mokymų stilių. Nes, pripažinkim, pikta moteris ir pavargus nėra labai gerai. Taip. O dabar jau pasitaiko tokių piktų komentarų iš modelių arba meistrų? Ar jau vis dėlto, kai pakeitė savo tą mąstymą ir požiūrį ir jau ir nėra tokių komentų? Pas mane buvo iš tikrųjų atvejis prieš 1,5 gal mėnesio, kai mokinė labai nepagarbiai ir su manim elgėsi tiesiog ant tiek nepagarbiai, kad modeliai man po to prisipažino, sako, Polina, iš kur pas jūs tiek kantrybės, aš jau būčiau išvarius. Ir toje vietoje aš tiesiog nuėjau, pakvėpavau, prie kompo pasėdėjau, nusiraminau ir sugrįžau. Vakare buvau pikta kaip širšė, keikiausi, reikėjau sau tiesiog, kad visą tą negatyvą išvaryčiau. Ryte aš su juo buvau malonesnė, negu kad gali būti iš vis bet koks. Ta prasme, visi buvo šokiant, kiek aš gražiai su juo bendrauju. Nes žmogus tiesioginė ta žodžio prasme demonstratyviai rodė nepagarbą, atsikalbinėjo, įsidirbinėjo. Ir jauna irgi su savo emocijom nesusitvarko. Aš ten buvau. Su modeliais, tai ne, aš stengiuosi iš tikrųjų pas mane modelį, su tuo modeliu, kur vyko šitą visą situaciją, tai ten toks nesusipratimas visiškas gavosi. Bet šiaip pas mane modelį visada su kavutė, su ir pamaitinti, ir pasodinti taip, kaip reikia. Ir, ta prasme, aš juos apšokinėjau neįmanomai tiesiog. Ten šita visa situacija, nežinau, kiek pačiai teko girdėti, aš palaidau uošvį, tiesiog kaip iš giedro dangaus. Ir kadangi buvo 2 žmonės atvykę iš užsienio į tos mokymus, aš nenorėjau atšaukti, susiėmiau ir plus tikėjausi, kad man dirbant bus ir lengviau su emocijomis susitvarkyti. Ir per egzaminą viena mergina labai akivaizdžiai pradėjo žaloti, gal iš nervų, nes dirbo puikiai tiesiog. Ir pradėjau žaloti modelį, aš visa į ten pavargusi, nes miego beveik nebuvo dėl visos tos situacijos. Ir modelis buvo labai labai šlykščiai besielgiantis. Tai mano iš vis strategija buvo nekreipti ją dėmesį. Aš ją ignoravau. Bet pasirodo, jai atrodė... Norėjosi dėmesio paskui. Jai labai stipriai norėjosi dėmesio. Iš tikrųjų, sakau, juokingiausia buvo tai, kad kai aš visą tą situaciją vyko, pas mano kėdėje kliento sėdėjo psichiatrė.
Ir aš jį tiesiog parodžiau tą postą. Jis sako, nu, aš jau galiu 3 minimum diagnozes iš karto pastatyti. Tai va, tai, sakau, man šitoj situacijai botagėlis tai buvo parodimas, kad, nu, iš tikrųjų Bašaivą man pasiūlė. Kur tai radai, vapšė? Sekšopą. Jo, jau sekšopą ir nusipirkau, jie labai brangus. Ta prasme, tokio, kokio aš norėjau, kad man reikėjo, kad reelsuose gražiai atrodytų. Tai jis ten būtų kainavęs apie 200 eurų. Tai man taip, aš buvau nusprendus, nu, iki 30 taip išleist. Tai va čia geriausia, ką galėjau, nes visi kiti ten, jie pasirodo... Verti dėmesio. Taip, brangus malonumas. Tai, jo, tai aš tiesiog supratau, kad reikia į tokį dalyką reaguoti su humoru. Na, taip. Nes jeigu tai bus ne su humoru, tai tada kam iš viso to reikia? Gerai, ar tau šitie skandalai davė reklamos populiarumo? Dvejopai buvo. Iš vienos pusės visiems buvo labai įdomu į Cekavą pasižiūrėti, kas ten tokio, kas čia per tokia. Iš kitos pusės kiti man netgi rašė žinutes, kad kokia išlikšti aš dabar pas jūs nenoriu eiti į mokymus. Tai aš manau taip, kad auditorija atsifiltravo, bet iš tikrųjų buvo didžiulė po šito skandalo problema. Mokiniai negalėjo rasti modelio. Vakar buvo problema. Nebuvo norinčių. Taip. Tame poste, kuris buvo, pirmas dalykas, pasipelnė labai daug instruktorių. Pradėjau tiesiog dėti šitas, kad eikit pas mane į mokymus, aš gera instruktorė, maždaug taip. Išlindo viena labai išlikšti klientė, kurią aš turėjau blokuoti, kad jinai pas mane neitų ir jinai ten mane apvarė, nors mes išsiskyrėm dėl jo šlikštumo. Ir man labai buvo žavu, kad modeliai pradėjo mane užstoti, tie, kurie eina nuolat. Nu, kurie turėjo gerą patirtį. Taip, jie sako, Polina, taigi mes einam, ką jūs čia nusišnė, kad niekada tokio nebuvo. Buvo apmaudu, kad ta mergina, kieno čia buvo modelis, nė žodžio nepasakė. Va, bet čia kita dalis. O taip, tai tas, nu, čia buvo tiesiog, aš išspaudžiau iš tos situacijos viską, ką aš galėjau išspausti. Ir dabar būna, kai mokymai vyksta ir visi tai, o tai kodėl botagėlio netraukėt, sakau, tai jūs jo neužsitarnaut, sakau, kodėl aš jį turiu traukti, tiesiog, kad jį ištraukt, sakau. Čia tai buvo kaip atributika, žinai, mokymai. Taip, aš jį padedu, jie filmuojasi su jo storius, deda, jam faina, aš netgi dabar logotipą, kai keičiau, galvoju, gal iš jo padaryti logotipą, bet galvoju, gal nereikia. Va, bet kad aš jį kaip nors spalvą jo įkomponuosiu, gal į tinklelį, dar kažką, tai faktas, nes jis tikrai tapo tokiu atributu. Atributu jau. Taip, jisai tapo atributu. Labai gaila, kad tokiu būdu ir su tokia istorija, bet iš kitos pusės gavau labai daug palaikymo iš instruktorių. Iš dalis apkalbinėjo belė kaip, čia buvo, man ausis gal mėnesį degė ir man siuntė čiatus, kaip, žiūrėk, kaip tave apkalbinė, galvo, nu dieve, nu, vat būtų blogai, jeigu neapkalbinėtų šito situaciją. Nu, kiekviena reklama yra gerai. Va, bet buvo labai daug palaikymų iš kolegų, kurie irgi susidūrė su toksiniais tais modeliais, su toksiniais mokiniais susidūrė. Buvo ir palaikymo, ir nepalaikymo. Aš tiesiog priėmiau šitą situaciją kaip pamoką. Aš viską priemu kaip pamoką, aš niekada nesigailiu dėl nieko, netgi jeigu situacija yra labai bloga, kur atrodo visas pasaulis griūna, aš visada imu, ką aš galiu iš čia gero išimti. Dėl to aš netgi per mokymus matau, kad tuoj bus klaida, tuoj jinai arba paleis kraują, arba jai reikės nuvalyti, ar dar kažką, tai ir aš žiūriu ir aš niekada nieko nesakau. Labai nes gerai. Aš noriu, kad jinai tai padarytų ir mes kartu išsiaiškinsime, kodėl. Nes jeigu aš jai pasakysiu, nedaryk taip, nes bus tas ir tas, jinai dabar padarys gerai, jinai grįš į darbą, padarys tą klaidą ir sakys, ai, Lievė mokymai buvo. Taip. Aš taip pat darau, aš stoviu ir žiūriu, kada jinai padarys tą klaidą. Ir, kai teisingai tu sakai, paskui per ištaisymą viską daina, supranta. Bet jeigu dar grįžti prie to griežtumo, tai karjeros pradžioje aš irgi buvau labai griežta, reikli, norėjau, kad visi darytų tobulai. Bet, kaip ir sakai, kiekvienas tu ateis su savo poreikiais, su savo požiūriu ir su savo kažkokiu reiklumu. Ir galiausiai, po visų tokių situacijų, pasakiau, jūs už savo pinigus atėjote čia. Ir jeigu jums nereikia, man 100 metų to nereikia. O dar kai nuvažiavau į užsienį, pavyzdžiui, Ispanijoje, ten nėra
tose meistruose tokio perfekcionizmo, kad jie norėtų daryti tobulai. Ir aš sakau, kodėl tu nedalakavai? Sako, tai kam? Mano meistrams, mano klientams ir taip gerai. Aš tada, ir man reiškia gerai. Aišku, aš tų darbų neįdėsiu niekur, aš jų neparodysiu, bet ir, vienu žodžiu, viskas nuo žmonių iš tikrųjų priklauso. Ir mane, tai paskui su kažkokiu, turbūt kelių metų, aš taip nusiraminau ir aš dabar žinau evoliucionavimo visą procesą, kaip jie keisis, kokias jie klaidas kiekvieną dieną darys, kada jie psichuoti pradės, kada jie nusiramins ir kada jie pradės džiaugtis tai savo rezultatais. Ir tada, sakai, viskas čia yra gerai, visą mes tai praeisim, čia yra toks raidos procesas ir tada bus. Tai aš džiaugiuosi, kad tu jau daėjai iki šito lygio ir tu jau tai supratai. Ir atsipalaiduok. Taip, o iš tikrųjų vėl dėl tų visų virsmų psichologinių, aš ką supratau, pirmas dalykas pas mane dabar bumas bazinių mokymų, aš neatsimenu, kad aš kvalifikaciją dariau, nes labai didelis kažkodėl poreikis išaugo ir darau aš tos bazinius mokymus ir visada tą baimę bijo laikyti, bijo įdurti, bijo tą, bijo aną. Ir aš jiems visada sakau, tą dieną po šito modelio bus gerai. Ne, čia viskas blogai, aš čia viską bijau, po to modelio sėdė tokia laiminga, viską taip žiūri, tai faina žiūrėti. Bet ką aš pastebėjau ir su tais pačiais baziniais ir su kvalifikacijos kilimo mokymais, kad ant kiek pas mus moterys savęs nemyli. Man tai būna gaila žiūrėti, kaip jos savim abejoja, kaip jos tiesiog išgyvena labai gilų, ne tai, kad net nepasitikėjimą savimi, bet netikėjimą savimi. Ir aš iš tikrųjų visada noriu jas pastumti, kad kokios jos nuostabios, kokios jos šaunuolės ir taip toliau. Ir man taip būna gaila, kad aš svajau galva, būtų galimybė vos ne psichologijos tos mokymus meistrams daryti, kad mūsų darbas jisai labai sunkus iš tos emocinės pusės, nes jis intimus labai, mes arti sėdėm, mes perimame netgi jeigu esam labai stiprus, bet kažkiek tos energetikos ir mus tai spaudžia ir tie visi atšaukimai, perkelimai, aš galiu ir 6 ryte ir tas visas standartas. Tai mums reikia labai būti emociškai pasikaušti šiame darbe ir labai gaila, kad moteris tokios sugniuždytos iš tikrųjų labai dažnai mano akyse atrodo. Tai be abejo yra tų tokių, kur kaip faina, viskas čia kažkas pavyko, nepavyko, bet tas toks, kur padaro nerealiai ir jinai nelaiminga vis tiek, nes bet tas buvo blogai, bet sakau gerai, bet šitas buvo gerai. O tas čia, žiūrėk, nepatogiai sėdi, ne tavo freza, ne tavo tas grįš į darbą, bus gerai. Bet tas, anas. Kaip būna, jo. Irgi išpopuliarėjai tom, kad darai apžvalgas skirtingų prekės ženklų, produktų. Šiai dienai jau renkiesi, ką testuoti, ką rodyti, kaip yra dabar? Nesirenku. Kam turiu laiko, tai ir apžvelgiu. Nuoširdžiai, ką man atsiunčia, būna siunčia ir prašo bendradarbiavimo, kad ten tokiu metu arba tiek kartų ten į savaitę ar tas, tada iš karto atsisakau, nes aš bijau pavesti. Aš turiu 2 vaikus, kurie eina į mokyklą, būrelius. Pamokas padaryti ir taip. Taip, tai ta prasme, aš noriu būti dar ir mama. Nes supratau tokį dalyką, kad tokio amžiaus vaikams aš mama būsiu labai neilgai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš pradėjau sportuoti, nes jeigu aš nesportuosiu, aš per mokymus nepasilenksiu ir nepaaiškinsiu. Nes man buvo didžiausia nuostaba, kai pradėjau sportuoti, aš sugebėjau pritupti, kad pasiekti kažkokias priemonės. Galvoju, man net neskauda. Tai aš supratau, kad kuo labiau aš investuosiu į save, tuo labiau aš duosiu kitiem. Tai šitoj vietoj aš supratau, kad nereikia išsitaškyti, nes tas toks prisėmė milijoną video daryti ir taip toliau. Viską darai, visi laimingi, o tu save išdalinai ir sėdi galvoji, kodėl man čia perdegimas. Ką labiausiai vertini aplamai profesionalioje nagų kosmetikoje? Kai tau reikia apsispręsti, su kuo tu nori dirbti, pavyzdžiui, kaip tu išsirenki tą produktą darbui savo, tai kas tau svarbu jame būtų? Kriterijai gal kažkokie yra? Pirmas dalykas, aš labai nemėgstu priemonių, kurias gali nusipirkti bet kas. Aš nenoriu maksimai matyti tų pačių priemonių, nes mano manikiūras šiai dienai Vilniuje vienas brangesnių pagal kainą,
todėl man bus gėda prieš mano klientą, kai aš imu tokius pinigus ir naudoju priemonę, kuri kainuoja 4 eurus. Tai netgi jeigu bus labai gera priemonė už 4 eurus, man sąžinė neleis ją pirkti. Arba bent statyti, aš turėsiu tada kom nors jau užlipdyti. Kitas dalykas, aš visada produktą pratestuoju. Aš negaliu niekada sakyti, kad kažkas yra blogas produktas, kažkas yra geras. Aš noriu matyti jo funkcijas, nes čia mes kalbam turbūt vis tiek apie bazės, nes tai yra pagrindas visako pas mus. Ir aš pasižiūriu, kaip ta bazė man elgiasi. Darbė elgiasi. Taip. Ir kaip aš testuoju? Aš darau bazių testą. 3 skirtingais sluoksniais ją ištestuoju. Yra plonas, storas ir arkinis sluoksnis. Ir tada žiūriu savybės. Kai atvėsintas produktas, tai aš bent valandą palaukiu, kol jis atvės. Ir tada aš jį maigau, aš jį laužiu, išvirtinėju, aš va tai darau. Ir tada aš suprantu, kokiamis savybėmis jis pasižymė. Tada, kai aš supratau jo savybės, aš jau žiūriu, ar patinka man jo konsistencija, spalva, teptukas ir taip toliau. Ir tada, jau kai aš visą tai supratau, aš žiūriu, va ateina klientas ir konkrečiam šitam klientui jis man tiks, netiks. Ok, sakykim, tinka. Uždėjau, žiūriu, kaip grįžta klientas. Klientas grįžo ir va tada aš jau nusprendžiu man jį įsidėti savo mėgstamų šitų priemonių stalčių ar ne. Ar palikti mokymams. Per mokymus labai pastebėjau, visi nori viską išbandyti. Tai būna, o kaip jums tas? Sakau, aš nežinau kaip man, imkit jūs, prašau. Nes būna, aš dar šitą nepirkau, matė tokią naujieną, matėte? Ir aš tikrai duodu per mokymus, yra ką duodu tikrai išbandyti, ypatingai jeigu modelio nagai yra prasti, bet jeigu matau, kad tai yra modelis, ant kurio viskas laikysis, sakau, rinkis, prašau, imk. Kas dar iš produktų, ką man reikia, kad būtų patogu, tas visas naudojimas. Aš iš tikrųjų, yra pas mane lakų, kalbam apie lakus, pavyzdžiui. Yra labai daug panašių atspalvių. Ir aš rinksiuosi tą atspalvį, kurio yra patogesnis teptukas ir tekstūra. Tiesiog, tada. Kad komfortiškai būtų dirbti. Taip, nes reikia dirbti greitai. Laikas brangiausia, ką mes tą turim. Kaip aš dar renkuosi produktus? Mėgstu labai naujienas testuoti. Pamatau kažką tai naujo, žiūriu ir tada galvoju, įkišiu aš kažkaip į savo procedūrą, tai ar neįkišiu. O tau netrodo, kad jau tai, kad atsiranda daug prekių ženklų, kad paskui plius minus jau pradeda kartotis. Nes taip jau yra, žinai, čia jau tai kažkokią know-how neišrasi jau šitoje srityje. Pagal dulkės nuėmimo metu tu matai, kad tai yra tas pats, tik buteliukas kitas. Taip, gali šiek tiek skirtis tekstūra, gali netgi laikymasis skirtis ant klientų iš skirtingų buteliukų, bet tu matai, kad galbūt net tam pačiam fabrike tai buvo daryta, jausmas jau jisai yra atsiradęs. Ir aš pradėjau šiek tiek pasimesti, tai kurią čia man imti? Bet ir čia botalgėlis, ir čia botalgėlis, ir čia botalgėlis, tai kurį man dabar čia imti botalgėlį? Bet aš tada vis tiek pradedu šiek tiek žiūrėti savybės, nes, 3 botalgėliai visi gali būti skirtingo elastingumo. Jo. Ir žiūriu grinai tas savybės, bet jeigu mes su Raimonda dar šnekėjom, kai tik prasidėjo karas, kad kaip mes dabar gausim priemonės, nes ir aš ir jinai buvom mėgėjos iš užsienio užsisakyti. Ir iš kur mes gausim priemonės ir aš sakau, pamatysi, Lietuvoje tikrai atsiras pakankamai gerų priemonių. Aš jau tuo metu dirbau su keliomis priemonėmis, kurios man užstodavo tai, ką aš siūsdavausi iš kitur ir žiūriu, kad atsirado netgi daugiau negu reikia. Dabar iš tikrųjų jau labai sunku. Daug dabar labai. Labai sunku pasirinkti, nes atrodo ir ten gerai, ir ten gerai, ir ten gerai. Ir aš netgi sakyčiau, kad man norisi produkto, kuris turėtų mažesnį pasirinkimą. Nes kai net vienas prekės ženklas turi labai daug visokių... Pasimeti paskui. Tu pasimeti, nebespranti, ko tau reikia. Aš už tą tokį vieną, bet gerą esu. Iš tos pusės, kad būtų vienas, bet geras. Tai labai labai daug visko. Sakyčiau, per daug netgi šiek tiek.
Jo, aš irgi su tam sutinku. Dabar pakalbėkim apie tavo produktus Incomplete. Jau per live transliaciją tu pasakojai, kad tu sukūrei kiekvieną tą produktą, nes jam buvo poreikis. Taip. Kaip tu šiai dienai jau žinai, ko toliau norėtum projektuoti, ką norėtum sukurti? Ar vis dėlto dar neatėjo tas laikas to poreikio? Šiam momentui ne. Tikrai matau, kad reikės kažką tai siūlyti meistrams onicholizės profilaktikai, nors serumas jisai gali būti naudojamas kaip profilaktika nuo onicholizės, bet norisi to tokio kaip dabar, šitų lašiukų jums reikia, kad yra mada, 3 aš žinau pavadinimus, kuriuos visada rekomenduoju, kai yra onicholizė. Aš visada pasakau savo, kad jisai nėra nuo onicholizės, bet jisai gali būti naudojamas kaip profilaktika. Mes žinom, kad ten ant tų etikečių yra tam tikri dalykai, kuriuos mes galim sakyti, kuriuos mes negalim sakyti. Tai būtent tas ir yra, kad jis tikrai gali padėti, jeigu to onicholizė yra nedidelė. Bet tikrai norėčiau, ar tai dabar mano prioritetas numeris 1? Ne. Aš kitą produktą paleisiu už mėnesio, jau laukiu iš fabriko, ne kosmetika. Tai kol kas mano mintis ten, ar yra poreikis iš kosmetinės priemonių, aš kol kas tikrai nuoširdžiai nematau. Kodėl? Dėl to, kad tai jau yra. Kai aš pajausiu, kad kažko tai trūksta, tada galbūt dabar... O savo prekį ženklą kosmetikos norėtum sukurti? Gelinių lakų, bazių? Nenorėčiau dėl vieno paprasto dalyko. Pirmas dalykas, aš netikiu, kad gali egzistuoti prekės ženklas, kuriame visos pozicijos bus geros. Aš nenoriu išleisti kažką, kas bus negerai, ir išleisti tai vien tam, kad tai būtų išleista. Bet galigi padaryti, kad viskas pagal tave būtų gerai. Taip, bet pakalbėkime apie tokį dalyką kaip topas. Aš nuoširdžiai tikiu, kad neegzistuoja tobulo topo. Egzistuoja klientai, kurie... Bus gerai, kitiems ne. Taip, vienas dalykas. Vienas meistras džiovins visas 60 sekundžių, kitas ištraukinės dažnai iš lempos ir dėl to klientui nešiosis prastai. Vienas dės plonų sluoksnių bus vienaip, kitas dės storų sluoksnių bus kitaip. Jis nebus geras produktas. Tai tiesiog, ką man tada, aš žinau, kiek tai kainuoja. Ką man išleidinėt, kad po to sakytų, man pas ją tai tas nepatiko. Aš nenoriu šito. Šiuo metu. Aš kažkada sakiau, kad salono nenoriu. Aš daug dalykų esu. Aš sakiau, kad iPhone'o nenoriu. Aš sakiau, kad ten mašinos tam tikros nenoriu. Po to labai sėkmingai viskas pasikeičia. Šiuo momentu aš to nenoriu. Aš sakau, kad aš tai galbūt palikčiau tam laikotarpiu, kai aš eisiu į pensiją, tą tokią dėstytojavimo. Kodėl? Dėl to, kad kai tu paleidi savo prekės ženklą, tą kosmetiką, tu turi dirbti su marketingu, tu turi žiūrėti logistiką, tu turi žiūrėti visiškai kitus dalykus. Aš dabar nenoriu to užsiimti. Čia man vyras visada sakydavo, atidarom tau salonų ten tinklą. Aš žiūriu, sakau, tu normalus? Čia daug darbo bus. Sakau, kai aš norėsiu dirbti administratorę, tada aš atidarysiu saloną. Aš ten padarysiu daug visokių šampūnų, pardavinėsiu, ten dar kažką, tai ten, nežinau, kvepaliukų, dabargi madinga, bele ko pridėti pardavimui į saloną. Kad salonas realiai jisgi nedidelius tos pinigus atneša. Realiai iš didžiausių pinigai salono, kaip man atrodo, yra iš prekių pardavimų, kad tu klientui įkiši. Tai tada prašau, tai ir prekės ženklą savo galima bus kurti, ten viską galima bus daryti. Dabar man patinka daryti nagus ir man patinka pasakoti žmonėms apie nagus. Kai aš nebejausiu meilės šitiem dalykams, aš iš karto persijungsiu kažkur kitur. Gerai, su kokia filosofija aplamai vykdai savo visą veiklą, prekės ženklą, saloną, akademiją? Nuoširdumas. Pas mane tinklapyje ir ant tušinukų parašyta nuoširdžiai apie nagus. Ir tas nuoširdumas, jis gali būti visoks, jis gali būti aštrus, jis gali būti švelnus, jis gali būti malonus, nemalonus. Svarbiausia, kad tai vyktų viskas nuoširdžiai ir aš nuoširdžiai kalbu apie nagus ir klientams, kai jie man net palaiduoja rankos, ir mokiniams, kai jie netremia pirštų lakuodami. Tavo vertybės 3 yra? 1, 2?
Vertybių, tas nuoširdumas, turbūt kokybė. Ir aš esu atsakinga. Man reikia, kad būtų, aš atsakinga ilgiuosi ir man norisi, To kad... patinčio nori nuo kitų. Kaip to aplamai šitie metai? Nes su daugeliu, kiek pakalbu, tai sako, kad tokie sunkus, kažkam tie perdėgymai, motyvacija išnyksta, verslai irgi skundžiasi, kad, kažkaip nuo naujųjų metų, kad nėra taip, kaip buvo. Vat kaip tu matai visą šitą laikotarpį? Aš tai jaučiu ir labai įdomus dalykas. Aš čia taip buvau užsihypinus, ten ir įmonę šiais metais atidariau, jau norėjau, kad galvoju, jeigu reikia plėstis, reikia visai kitaip tos ir finansus skirstyti ir taip toliau. Žiūriu, kad kažkaip eina, bet ne taip, kaip aš norėtum. Ne tai, kad norėčiau, ne tai, kaip aš įsivaizdavau turėt. Visai kitokie dalykai vyksta, negu kad aš norėčiau. Ir aš tada ilgai galvoju, kas čia ne taip. Aš visą laiką kviečiu mokinius analizuoti, kodėl ten kažkas nevyksta. Ir aš analizuoju, kas mano kitose vietose. Visur analizė pas mane eina. Ir aš ilgai analizavau ir supratau, kas įvyko. Mes buvome visi, kas su nagais dirba, ypatingai kas dėsto, ant didžiulio hypo po COVID-o, nes visi buvo išsilgę mokymų, plus atsirado naujovė ir visi norėjo išmokti daryti tas naujoves. Ir visi, aš atsimenu, kad ateina mokiniai, jie tokie laimingi, tie mokymai, jiem kaip renginys, jie gali bendrauti su žmonėm, čia kažkas vyksta pagaliau. Tas vyko, tik mes šiek tiek atsipalaidavom, karas. Ir tada vėl visi taip pavargė, bet jie eina į mokymus ir jiem atrodo, kad jie geriau pradės dirbti ir tas, ir tas, ir tas. Ir vienas išblėso, kitas išblėso ir žmonės tiesiog nori nieko neveikti. Ir jie nenori mokytis, ir jie nenori laikus žiūrėti, ir konkursuose dalintis ir kažkur dalyvauti, ne? Ir klientai nori pailsinti nagus ir nebesilakuoti. Ir kažkaip tiesiog visiems nusibodo kažko vytis, aš taip jaučiu. Ir dėl to, kad visiems nusibodo kažko vytis, ypatingai tie žmonės, kurie priprato daryti daug ir duoti daug, ir nėra kas tą daug ima, jie perdega, nes jie duoda, nieks neima, ir jie visą save išdalino, atgal nepasikrovė, nes tokie žmonės dažniausiai pasikrauna, kai iš jų kažkas kažką paima. Ir dėl to nesinori nei salono, nei to, nei... Aš pažįstu labai daug salonų savininkų, kurie nebūtinai yra manikiūro meistrai. Ir jie irgi atsidarinėja, užsidarinėja, bet principas tas, kad sako, aš nesuprantu tą kaita darbuotojų, tie darbuotojai nedėkingi, jiems ir tą darai, jiems tas netinka ir tas netinka. Sakau, čia ne darbuotojai ar dar kažkas, čia toks laikotarpis, visiems nusispjaut. Pasidarė. Dėl to, kad per daug ilgai rūpėjo ir reikėjo arba tada vaidinti, kad tau rūpi, nes čia vajai, kad kas pasaulyje darosi. Žmonėms nusibodo pergyventi, jie nori atsipalaiduoti. Ir aš manau, kad čia iš dalies ir yra ta tokia banga. Plus aš vis laukiu, krizė turi smogti, kažkaip nesuprasti, smoginai, nesmogia. Bet aš galiu pasakyti, kad su verslininkais, kiek kalbėjau, tai jie visi sako, kad jie jau jaučia tą krizę. Nes Lenkijai turėjau daug interviu su prekės ženklų savininkais, jie sako, Black Friday's kaip buvo, po to, tai viskas žuh ir dabar arba eina lygiai, nėra augimo, arba yra kažkoks toks, taip keičiasi. Tai ir Lietuvoje, kiek kalbėjau, kas užsiema rimtom prekybom, visi iki vieno sako, kad dabar taip neperka, kaip buvo. Kažkodėl vis dėlto kažkokia ar žmonės bijo tos pinigus dabar leisti, žinai? Aš vėl manau, kad čia emocinis dalykas, nes dar praeitais metais dar ne taip stipriai buvo atsipalaidavę nuo to karo, pavadinkim taip. Ir dar žmogus, kai bijo, ką jis daro, jis bando dopamino gauti, jisai bando kažkaip save nuraminti, kažkokį malonumą savo suteikti. Jisai perka. Taip. O dabar jam jau nebebaisu tas karas, jau nebebaisu COVID'as, taip viskas plius minus nebebaisu, tai aš tada ir neperku nieko. Nes man nebereikia kažko save pripildyti, kad užpildyti savo nerimą kažkokį. Aš manau, kad čia, dalis to, be abejo, krizė irgi. Ir dabar, kaip pasakyti, dėl Black Friday, tai aš irgi pagal savo matau, kad maždaug nuo lapkričio prasidėjo tas toks, kad ir mažiau rašosi galbūt ir tos, ne tai, kad mažiau, ne taip greitai užsirašo, svarsto ilgai, nuolaidų prašo ir taip toliau.
Jo. Nu, šiaip ir pastebėjau, kad net ir instruktoriai, kurie turėjo full visada, dabar, jeigu mokymuose sėdė 4 žmonės, tai jeigu prieš tai sėdėjo po 8, po 10, tai jau yra gerai. Tai taip, aš pastebėjau ir su kuo bendrauju, taip, pustuštės grupės. Ta prasme, aš 2 grupės šiais metais atšaukiau, bet po to tik man daėjo, kad aš abidvi dariau sutapusią su tam tikrom šventėm ar išeiginėm. Tai negaliu... Prašoviai truputį gal. Prašoviau konkrečiai, ta prasme, po to, kai supratau, kad, taigi čia tas vyksta, galvoju, nu jo. Tai aš anksčiau apskritai mokymus stengdavausi daryti savaitgaliais dėl to, kad pas mane dirbo žmogus ir man, kad netrukdytume mes viena kitai. O dabar, kai yra visiška laisvė, aš iš vis nežinau, o tai gal pabandyti šiokiadienį dėti, o tai gal šiokiadienį modeliams tai dar aš tokioj dar apčiopiamoj stadijoje. Taip, dėl to, kad viena pradėjau dirbti tik nuo gegužės, tai dar nesuprantu jo. Turi kažkokią savo tokią formulę, kaip ištraukti, kai yra tas perdegimas? Man padeda be abejo visada nauji kažkokie tikslai, kokteilyje su kokybišku poilsiu. Aš leidžiu savo, ta prasme, nieko nedaryti. Binčiuočinu serialus, išvirtusi su ledais lovoj, po to savęs nekenčiu per treniruotę už tai, bet man reikia tada duoti savo, ta prasme, iki tokio kvailumo visiškai uždaryti smegenis, kad smegenis žaisti žaidimus telefone, atjungti viską ir tada gerai, mes su dukra, dabar dukra tokio amžiaus, kad jai įdomu žiūrėti visokias romantinės komedijas iš mano paauglystės, mes tokius filmus žiūrim, plepam. Tai ir tada aš jaučiu, kad man atsiranda jėgų tada galvoti, ką man daryti. Nes vis tiek, kai perdegimas yra, tai dažniausiai iš mano patirties, bent jau pas mane, kai yra per daug visko tau reikia padaryti. Tai... Ir perfekcionizmas, gal mes tai bandom, davesti, o jeigu nepasiseka dar, motyvacija pradeda kristi. Ir šiaip labai padėjo požiūris tai, jeigu aš anksčiau perfekcionizmą matydavau kaip savo stiprybę, dabar aš matau kaip savo silpnybę. Dėl to, kad jis kiša koją. Tu gali paimti ir padaryti. Arba tu gali padaryti ir po to sėdėti dar 3 valandas ir galvoti, ar čia tas taškelis toje vietoje. Tai aš iš tikrųjų pradėjau tiesiog vadovautis to principu, kad reikia bent padaryti, o tada žiūrėti, ar tobulą. Tada jeigu liks laiko, patobulinsiu. Bet turi būti bent kažkas padaryta. Vienas momentas, antras momentas yra tai, kad man labai padėjo skaidimas darbų ir jų delegavimas. Aš pagaliau turiu asistentę. Man tai yra metų. Taip, aš pagaliau turiu asistentę. Aš vakar buvau susitikime dėl kitų dalykų irgi. Ne tai, kad už mane juos darys, bet man apie juos nereikės pagalvoti ir man tiesiog ateis žmogus ir pasakys, ką man reikia daryti. Nes aš, kai ateinu į darbą, aš visada susirašau savo. Pusės nepadarau, bet bent jau aš žinau. Ir man būna psichologiškai, aš matau tą nepabaigtą darbų sąrašą ir aš galvoju, velnes, aš jau nespėju. Ir tiesiog, kai bus žmogus, kuris dalį to visko pasims ir jis man sakys, žiūrėk, man reikia, kad tu iki tada ir tada padarytum šitą. Ir aš sakau, okei, bet man nekaba tas sąrašas ir man tiesiog pasakys žmogus, kada man ką reikės daryti. Aš vien po to susitikimo taip gerai jaučiausi. Aš vakare labai daug visko padariau, aš šiandien darbe irgi spėjau labai daug visko padaryti, tik dėl to, kad žinau, man tuo klausimu rūpintis nebereikės. Apart darbo, turi kažkokį hobį? Kulinarija. Mes šitoje vietoje kolegos. Tai mano kolegė. Taip. Aš visada sakiau, kad jeigu aš... Tai kodėl aš nematau tavo pasidalinimų kažkaip? Vien nagus matau labiau. Aš galiu pasakyti taip, kad dažniausiai iki nufilmavimo nedagyvena. Bet kai aš prieš kokias 3 savaitės buvau įkėlusi savo rezultatus, mes kamadą nusipirkom. Aš vyrą visą kalbinėjau, sako, neturėsi tu laiko, prie jo neturėsi laiko. Kai jis atsirado laikas. Tai aš buvau įkėlusi kelis video, tai man pradėjo mokinės rašyti, sako, šitie mokymai bus.
Va, tai aš iš tikrųjų esu mėsos kulinarė, aš mėgstu su mėsa dirbti, mano senelis amžinatilsį buvo mėsininkas. Aš labai gerai jaučiu mėsą, labai gerai žaidžiu su V sistema, su visokiausiais šitais, kaip jie vadinasi, vakuumatoriais ir taip toliau. Žodžiu, mėgstu su mėsa dirbti, nors ne visada valgau ją, bet man patinka nugalėti ją, nes jautiena yra ką veikti. Nu taip, ją reikia mokėti Kiaulienos pagaminti. aš nevalgau, vištiena man nebeįdomu, o vat jautiena ten mes su ją kovojam ir kol kas aš laimiu. Taip, tai aš visada sakiau, kad jeigu vieną dieną aš atsibusiu ir pasakysiu, nagų nebemyliu, o aš visada dirbu tik tai, ką aš myliu. Visada, kiek mes verslų netgi su vyru turėjom, jeigu aš jaučiu, kad aš nebemyliu, stop, mes nebedarom. Tai va, tą dieną, kai aš atsibusiu ir pasakysiu, kad aš nebemyliu nagų, nežinau, ar bus gaminam su Polina, bet gerai skamba. Kad gaminam su Boru tikrai žinau, kad gerai skamba ir gerai atrodo, mačiau, seku. Va, o gaminam su Polina nežinau, bet kažką tai su maistu, aš manau, kad aš tikrai darysiu, nes aš dabar beje ir serialą, vat, buvo man irgi tas toks, kur atrodo, toj smegenys susprogs, pasirinkau labai gerą serialą žiūrėti ir ten yra apie virtuvę, apie virėjus, apie tą visą jų jiegi turi etiketą bendravimo, kaip taip. Ir aš žiūriu ir man selės tysta vien nuo to, kaip jie šneka. Ten taip šefas, jo. Taip. Ir aš žiūriu, man buvo vienu momentu užėjo, aš domėjausi apskritai hierarchiją virtuvės, būtent Prancūzijos virtuvės hierarchiją, kaip ten kas vyksta, kaip tos paruošimos stancijos. Nu, žodžiu, man labai šitie dalykai įdomu, tai nežinau, ar restorano gal nenorėčiau irgi per daug galvos skausmo. Va, bet kad norėčiau gaminti, galbūt... Kokį vlogą vesti, žinai. Vlogą, galbūt išaukščiau iki kokio, kaip būna tie vagonėliai tokie, nu, kad išsinešimui kažką food courtas, bet gal iki tokio išaukščiau, bet... Gal kokį projektą kartu sugalvosim? Galima visai būtų įdomu. Jo, aš pagalvojau, visai turėtų būti įdomu. Taip, čia geras. Dvi atstovis iš nagų srities, žinai. Beje, pradėjo kukinti. Turiu vieną mokinę, nuostabi mokinė irgi čia buvo ta, kur gyriau iki nebegalėjimo, tiesiog rankas norėsiu bučiuoti ant kiek šaunuolę. Ir buvo mano dukros gimtadienis, mes daug metų ėmėm iš tos pačios kepyklos tortus ir kažkaip tais metais, vat, ar buvo išvykusi kepė ar kažką ir nusprendžiau kitą paimti. Ir ateinu pasiimti torto. Žiūriu, veidas matytas, bet kažkaip lakstau, nieko nespėjau. Kažkur man Labą dieną, Polina, taip. Ir šypsosi, aš pasiėmiau, sumokėjau, viską išeinu. Ir po to man iš to jau meistrės akaunto pareina žinutė, galėsit užtaginti po to. Ir aš sakau, Diana, čia tu. Va, jo, tai va taip. Šiaip kur tu ieškai įkvėpimo savo? Maisto gamybos ar aplamai, šiaip viskam, darbui, žinai, hobiui savo. Kas tave įkvėpia? Kelionės, nežinau, pažintis, bendravimas su kažko, internetas. Aš net nežinau, kaip pasakyti. Aš galiu būti labai stipriai pavargusi, bet man užsinorės ir aš eisiu ir ten per drebančias rankas ir susidvejinusi vaizdą darysiu. O kartais būna, kad tiesiog nusprendžiau, ryte atsibudau, darau 6 sluoksnių tortą. Nu, ta prasme, kažkas užeina. Aš manau, kad vis tik tai yra aplinka, galbūt. Šeima be abejo, vaikai, vyras. Aš stengiuosi save apsupti tinkamai žmonėm, aš taip pasakyčiau. Nu, taip, aplinka įtakoja. Taip, ir klientai dabar pas mane tikrai apsiribojo tas klientų ratas, kas nėra labai gerai, čia dar kita tema, bet ir aš stengiuosi vis tiek apsupti save su žmonėm, netgi jeigu tai bus tas klientas, kuris laiko ranką taip stipriai tempęs, kad man po to reikia pačiai atsipalaiduoti, taip. Bet jeigu man malonu su juo bendrauti ir mes kartu pakraunam vienas kitą, aš norėsiu su juo dirbti. Man labai svarbi tas kokybiškas energijos apsikeitimas. Kaip manai, kaip aplamai vystysis mūsų rinka ateinančiais metais, kurie bus 25, pavyzdžiui, 6? Aš manau, kad kas antras ves mokymus, kas ir dabar iš dalies jau vyksta.
Vienas dalykas. Antras dalykas, Svarbu, kad mokinių užtektų, ką mokyti. Tai mokinių užteks, nes labai dabar, ta prasme, aš laiks nuo laiko užeinu į tas grupės, nes viskas nors patagina, tai pasižiūriu, kas vyksta. Tai visi, kas mokino nuo nulio. Pagal užklausas matau, kad yra labai didelis vėl noras žmonių daryti tos nagus. Vėlgi kodėl? Dėl to, kad galbūt neturi pinigų, prisipirko, pabandė, galvoja, eisiu, uždirbsiu. Jie dar nežino, kas jų laukia, nes jie dar neskaičiavo, kiek jie iš tikrųjų uždirbs, bet jo, tikrai labai didelis noras, vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad atkris labai daug senbuvių dėl to, kad labai rinka pasikeitė. Jo. Dabar jie atkrito tada, kai reikėjo elementariai apversti ranką dėl modeliavimo, kad atsirado modeliavimas bazės, ne? Atkrito nemažai. O dabar praktiškai mes ilgalaikio lakavimo metu korekciją darom. Taip, dabar jau čia sunku pasakyti gėlinių lakavimą. Taip, dabar tai tiesiog nagai yra daromi vienaip ar kitaip, tai labiau gėlinis lakavimas ir priauginimas skiriasi šiuo momentu, aš manau, tik architektūra. Bet iš techninių žinių lygio ir ten aukštasis pilotažas, rocket science nuoširdus. Ir man labai patinka, kad dabar po bazinių mokymų aš gyvenime daugiau nevadinsiu manikiuristė, tai yra nagų meistras. Sako, čia tiek daug visko reikia žinot. Ir man patinka, kad auga jau ta karta, kurie gerbė ir neša profesiją kaip kažką tokio. Va, nes pas mane ilgą laiką tikrai buvo tas momentas, kur, o tai ką tu dirbi? Nežinau, meistrė. Jo, tai ilgai tikrai atsikratinėjau šitą. Mano tėtis iš vis sakė, čia kaip valytojas tipo darbas, žinai, tipo čia toks žemas labai buvo. Aptarnaujantis personalas, jo. Tai jo, ir va viena iš tų, beje, čia ir buvo vienas iš mano tikslų, kai aš pradėjau vesti socialinius tinklus, kad aš noriu supažindinti auditoriją, kad nagų meistras yra šiaip labai kietas žmogus. Jo, tai kad klientai vertintų, kad nebūtų taip, kad čia atėjau pas tą mergaitę, kuri mokyklai blogai mokėsi, dėl to dabar dildžiuoja vasėdžiai. Aha, girdėjau kažkokias replikas, kaip sėdėjo mama su dukra. Man kažkas pasakoja, sako, tipo, mokykis, nes kitaip dirbsi manikiūrininkė. Meistrė tik pakelė, žinai, sako, ką? Gerai, kokia yra tavo sėkmės formulė? Daug dirbti. Aš netikiu sėkmė, aš tikiu nuolatiniu pasikartojančių darbą. Aš nežinau lietuviškai, kaip pavadinti angliškai, tai yra consistency. Kai tu dirbi, kad turėtum. Nes, sėkmė, gerai, gali būti tinkamų momentų, tinkamoje vietoje, čia yra sėkmė. Bet šito neišformuluosi, nebūsi tu visose vietose, visose momentuose. Kažkur pasiseks, kažkur ne. Taip, bet kiek įdėsi, tiek turėsi. Ypatingai pas mus darbė tai yra amatas, kol ranka neišmoks daryti, tol tu gerai tų nagų nepadarysi. Versle tas pats, kol tu neišmoksi būti verslininkas, tol tu verslo nepastatysi. Ir čia aš visada už tai, kad kartojamas durnių motina ir kiek įdėsi, tiek turėsi. Taip. Supratau. Ačiū tau, Polina, dar kartą už tokį nuostabų pokalbį, už tai, kad pasidalinai tą istoriją. Man buvo labai daug atradimas ir aš tikrai manau, kad mes tą bendrą projektą padarysime. Linkiu tau, kad tavo tos svajonės išsipildytų, kad tu realizuotum, kad būtum ramesnė, nesitrigeruok, žinai, tai tavo nervų sistema brangiau kainuoja, negu galvoti, kad visus galėsi išmokinti. Ir linkiu tau viso ko geriausio. Ačiū labai. Grožis koks. Ačiū labai, Viktorija, dar kartelį ir už pakvietimą ir iš tikrųjų už labai gerus klausimus. Man net kaip pačiai buvo įdomu apie tai pagalvoti. Ačiū.